galima pradėti leisti pavyzdžius ir iš pavyzdžių, tikriausiai tai geriausias būdas, mokytis suprasti, kas yra taisyklių mašina, kaip ji funkcionuoja, mokytis, kas yra tas loginio programavimo paradigma ir tokiu būdu išmokti nemažą sritį susijusią su dirbtinio intelekto technologijomis. Dabar pavyzdžių yra labai daug, tikrai neįsiu aš čia per visus pavyzdžius, aš parinkau vieną pavyzdį, kuris man atrodo toksai logiškiausias, pamokantis, nuoseklus ir būtent aš jį pakomentuosiu šiandien, o paskui mes jau žiūrėsime, kaip mums seksis su jumis dirbti toliau. Mano pasiūlomas pavyzdys, nuo kurio pradėti, būtų banking. Paketas banking pavyzdys, žodžiu, jo, sakykime, kelias, čia kaip tik ir parodytas paketo kelias. Ir iš principo čia yra iš viso 6 pavyzdžiai, kurie, sakykime, jų sudėtingumo lygmuo didinamas su pavyzdžio numerio didinimu. Tai pirmiausia, aš pakomentuosiu, sakykime, pirmą pavyzdį, tiesiog ką aš padarau, paklikinu ant šio failo, atsidaro man kodas, kuris stovi kaip tik prieš jūs ekrane. Prieš mus stovi Java, reiškia Java kodas, kurį galima naudoti, kur iš Javas galima iškviesti būtent Drools variklį, jam perduoti visas turimas žinias ir faktus ir tokiu būdu jisai pradės tenai sukti tas mūsų žinias taisyklių pavidalu, žiūrėti į faktus ir vykdyti atitinkamas instrukcijas, kurios aprašytos taisyklėse. Tam, kad priminti, dar kartą šiek tiek pajusti, kas tai per technologiją, trumpai pristatysiu jos architektūrą. Architektūra susijusi su ekspertinėmis sistemomis ir taisyklių mašinomis galima suskaidyti, aš maždaug pavadinsiu tai, į tokias 3 sudėtinės dalis. Pirma dalis – faktai. Kreivai užrašysiu, bet kas tai yra? Faktai tai tiesiog mano kintamieji, šiuo atveju, su konkrečiomis reikšmėmis. Kaip matote, raktinis žodis kintamieji su konkrečiom reikšmėmis ištisai eina per visas dirbtinio intelekto technologijas, kai mes kalbėjome apie paiešką būsenų erdvėje. Tai čia irgi, sakykime, mes turim, reiškia, lygiai tą patį prasmę, pas mane yra krūva kintamųjų sistemoje konkrečios reikšmės ir aš jas galiu krauti būtent į taip vadinamas faktų sritį. Tai mano atmintis, specialiai dedikuojama kompiuterio, ramia kompiuterio atmintyje ir aš galiu krauti ten, iš kur man reikia, iš duomenų bazės, galiu krauti iš interneto, įvesti rankomis, iš bet kurių šaltinių, dinamiškai krauti, kažkiek pasikrauti, paskui dar kažkiek pasikrauti. Faktai gali ateiti taip pat ir iš taisyklių sistemos, posistemio, reiškia taisyklėse galiu taip parašyti taisyklės, kad prie tam tikrų sąlygų būtų įrašyti faktai. Tai čia pagrindiniai sensoriai įvairiausi gali siūsti informaciją irgi, ateina faktai. Taigi faktai kintamieji su konkrečiomis reikšmėmis. Iš duomenų bazės gali būti pakrauti, kaip jau sakiau. Toliau, antras komponentas. Taip, kas yragi antras pas mus komponentas? Antras komponentas yra, kaip ir logiškai seka, tikriausiai tai taisyklės. Kasgi čia yra? Tai kitas atminties blokas. Ir čia aš įrašau visas taisyklės, kurios nusako mano kompanijos, sakykime, verslo logiką, mano įmonės arba tiesiog kūrimos informacinės sistemos logiką. Jos visos turi klasikinį pavydalą, kuris, sakykime, nuo kokių tenai, jau nesikeičia. 50 metų klasika nuo Lispo, kai prasidėjo, reiškia struktūra sekanti. If, then. If dalis, tai loginė išraiška, kurioje galite, kaip jūs įpratę bet kurioje programavimo kalboje, tai yra palyginimo operatoriai, loginė išraiška, kuris suriša palyginimo operacijose įvairiausius kintamuosius. Ir bet tai turi būti loginė išraiška, ką tai reiškia? Tai loginis sakinys, kurio reikšmės gali būti taip arba ne. Dar mes dažnai sakome taisyklių mašinų atveju, kad tai yra, sakykime, sutapatinimo šablonas, kas čia būtų greičiau angliškai aiškiau, matching pattern. Then dalis tai visa krūva instrukcijų, kurias jūs norėtumėt įvykdyti, jeigu if dalis jūsų sakinys, loginis sakinys, kuris yra if dalyje, jo reikšmė yra tiesa. Tokiu atveju bus įvykdyta visos instrukcijos, kurios yra then dalyje. Taigi, supratę, ir dabar kas vyksta, jeigu taip užbaigti teoriją, tai skaitykim, kad čia pas mane yra kokios 3 taisyklės, aš jų nerašysiu, bet tiesiog numeriukų suteiksiu, čia tebūnie pas mane stovi faktai surašyti, mano kintamieji ir taip toliau. Ir trečias komponentas,
tai tiesiog variklis. Dabar kaip funkcionuoja pati sistema? Variklis pagal tam tikrą algoritmą, kurių yra keletą, pats garsiausias yra RETE algoritmas. Visi tie algoritmai skiriasi vienas nuo kito tuo, kad jie stengiasi kuo efektyviau, sakykime, kuo greičiau surasti atitinkamas taisyklės, kad jos galėtų, taip vadinti, iššauti, tikrinant duomenis, kurie yra faktų atmintyje. Savo ruožtu aiškinant, aš aiškinsiu labai supaprastintą algoritmą. Jisai iš tikrųjų toks primityvus nenaudojamas, tiesiog ieškoma efektyvių, bet galima, kad įsivaizduoti veikimo principą, jis puikiausiai tinka demonstracijai. Pirmas žingsnis, ką daro visą laiką, kai tu pasakai run, čia kaip būtų metodas, run rules. Tiesiog aš pasakau, prašau, vykdyk taisyklės. Šita mašina ima pirmą taisyklę, tada eina per visus faktus ir žiūri, ar egzistuojantys faktai, tai informacija, kuri yra faktuose, ar ta informacija gali būti kažkokiu būdu įdėta į loginį sakinį, į loginio tikrinimo dalį taisyklės viduje, tai to if dalyje, ir jeigu jinai gali būti įdėta, tada mėginama įvertinti sakinio ar išraišką, kuri loginė išraiška lygu tiesai. Ir jeigu taip, tai tada viskas, kas parašyta jau Zen dalyje, yra vykdoma. Zen dalyje iš principo gali būti visos Java programavimo kalbos instrukcijos. Reiškia, ten galima kviesti įvairiausias funkcijas, metodus, kuriuos jūs galite kažkur į savo Java klasėse juos pasirašyti ir juos kviesti vykdyti, žodžiu, kai būtų likti tiesiog nuoseklus Java instrukcijų vykdymas, Java programavimo kalba. Plus yra keletą funkcijų, kurios parašytos su Java irgi, bet jos yra, sakykime, grinai funkcionuoja tai kaip taisyklių variklio, rules taisyklių variklio interfejsas. Ir tai vykda ir toliau. Jeigu rado tokią taisyklę, patikrino ją su faktais, įvykdė visas instrukcijas, sistema tada ima antrą taisyklę, tikrina su faktais. Jeigu rado, sakykime, galimybę, kad šablonas tikrinamas kažkaip tai su faktais gaunamas tas loginis sakinys, kurio reikšmė tiesa, tai vėlgi vykdo instrukcijas, tada trečią taisyklę ir taip tol, kiek tų taisyklių, taip vis tikrinama. Taip ištikrinus tokias taisyklės su egzistuojančiais faktais, sistema įvykdo, jeigu rado tinkamas taisyklės, atitinkamas instrukcijas ir jeigu tų įvykdymo instrukcijų metu naujų faktų neatsirado, tai yra kažkokios įvykdytos taisyklės neįdėjo, netėjo kažkur iš kitų naujų faktų, tai sistema tiesiog galima įsivaizduoti sustoja ir laukia naujų faktų. Atsiradus naujus faktams mes galime vėl ciklą kartoti su tais naujais faktais. Ir toksai procesas pastoviai gali, sakykime, būti aktyvus, ateina į sistemą nauji faktai, taisyklės visos gali būti tikrinamos, tai mano minėti algoritmai kaip RETE tą daro labai efektyviai ir tokiu būdu tai yra pats sistemos veikimo principas. Dabar kas yra programa tokios sistemos atveju? Ir tuo pačiu tai yra toks specifinis loginis programavimo būdas, kuris vadinasi, tiesiog ir vadinasi loginis programavimas, kada mano programos kodą sudaro tik tai taisyklių rinkinys. Programuotojas, norėdamas sukurti sistemą, laikydamasis loginio programavimo paradigmas, jis tiesiog rašo taisyklės, dar galima sakyti deklaratyvinis programavimas kartais, jis deklaruoja taisyklės. Daugiau, kuo skiriasi nuo tradicinio programavimo, ir čia atsiranda didžiulis minusas tokiose sistemose. Tai, kad programuotojas, jis nekontroliuoja instrukcijų vykdymo eigos. Jis praktiškai gali nekontroliuoti ir geriau, kad to nebūtų. Rule sistema leidžia kontroliuoti, sakykime, taisyklių vykdymo tvarką. Bet tai yra daugiau išimtis negu kad praktika. Reiškia, kuo čia pasižymės atsiranda niuansas, kad pats taisyklių variklis nusprendžia, kurią taisyklę vykdyti pirmiau, o kurią vėliau. Nebent jūs įdėsite specialius prioriteto, sakykime, parametrus. Bet mūsų atveju tokių dalykų nėra, mes nesukam galvos mūsų pavyzdžių atveju. Taigi, visos taisyklės rule sistemoje paprastai surašomos, tradiciškai rašomos į failus, kurių plėtinys yra DRL. Taigi, kaip matote, dabar jau jeigu pasižiūrėtume prieš mus esantį programos kodą, tai galima jų nagrinėti. Matome, kad visas šitas pagrindinis metodas, iš kurio paleidžiamas šitas pavyzdys, susideda iš ko? Iš principo, iš vienos komandinės eilutės, kur aš pasakau, kad iškviesti metodą run rules. Kol kas aš neisiu ir šiuo atveju net neverta eiti į klasę, nors galima spustelti, tiesiai atsidaryti, pasižiūrėti. Kaip atrodo, sakykime, sudėtingesnė jau
seka tų instrukcijų, kurios paleidžia tas taisyklės. Dokumentacija pasižiūrėjęs, kaip ir pakankamai gerai aišku, kas čia ką daro. Kaip matome, čia vykdomas gan paprastas, jeigu kodą taip labai greitai praeiti. Gan paprasti dalykai. Pirmiausia, aš galiu perduoti daug failų, ne vieną failą, kaip matome Javai, tai yra galiu perduoti masyvą simbolių eilučių. Šiuo atveju yra daroma prielaida, kad kiekvienas elementas tokiam masyve tai yra tiesiog failo pavadinimas, kuriame yra mano taisyklės. Ir kaip jau rodžiau, sekantis antras parametras, kuris paduodamas šitam metodui, tai yra faktai. Kas tie faktai? Tai yra objektai Java, kurie sukurti, sakykime, pagal klases, tai yra duomenų tipus, klasės Java programavimo kalboje. Kodėl čia yra, ir matome, tai parašyta tiesiog objektų masyvas, kadangi Java programavimo kalboje visos klasės yra sudėliojamos į tam tikrą hierarchiją. Jūs kurite klasę, jūs galite nurodyti jos tėvinę klasę. Jeigu jūs nenurodote, tai jinai automatiškai įgauna paveldimumą iš pačios, sakykime, abstrakčiausios klasės. Ir ta klasė yra object. Taigi matome, kad čia yra iš tikrųjų perduodama, pasakoma su antru parametru, kai bus perduoti objektai, o aišku, tie visi, kadangi visos klasės Java programavimo kalbose turi paveldimumo ryšį į viršų einant pačiam aukščiausiam lygmenyje būtent klasė object, tai tokiu mes įgauname tą ryšį, kad tuo pačiu pasakome, kad čia galima perduoti bet kokio tipo šitus kintamuosius, reiškia, bet kokio tipo kintamuosius galima paduoti kaip object masyvą. Tai reiškia, čia nuo tos klasikinės, jeigu pasižiūrėtume ryšį su Lispo kalba kaip pirmąją kalbą susijusią su ekspertinių sistemų kūrimu, tai matytume, kad čia, sakykime, Java suteikia didesnį lankstumą, nes jeigu pas mane čia duomenų tipai gali būti bet kokie. Faktai reiškia, pas mane yra kintamieji, bet tų kintamųjų tipas gali būti bet kokia Java klasė. Ir kaip matome, kas toliau, čia pakrauname visi, šitam pirmiam cikle pakrauname visi failai, kuriuos jūs perduotė su pirmu parametru. Antram cikle pakraunama į kompiuterio atmintį visi faktai, tai yra kintamieji, kurių tipas gali būti bet kokia Javos klasė. Ir tada paleidžiamas jau pačio variklio metodas, kuris vadinasi fire all rules. Ir čia jau mes į vidų neįeisime, tai yra jau, sakykime, rules variklio sisteminis metodas ir jau mums tiesiog žinome, kad jis efektyviai vykdo taisyklės, tikrindamas su faktų atminties bloku. Taigi dabar mums belieka, supratus bendrą sistemos architektūrą, pasižiūrėti šiek tiek ir aš darau tokį trumpą įvadą šiuo atveju, jūs visą laiką dokumentaciją galite daugiau, bet mano atveju to turėtų pilnai užtekti jums, jeigu norite pačiu paprasčiausiu būdu suprasti, kaip funkcionuoja. Jūs galite visų pirma, reiškia, pasižiūrėkime pirmiausia šitą. Visi šitie pavyzdžiai, jeigu palyginsime, bet kurį, paimkime kokį nors trečią dar pavyzdį, tai jie tik tai pasižymi tuo, kad aš perduodu skirtingus taisyklių rinkinius ir skirtingus objektus, tai yra objektų masyvą. Galima kokį ketvirtą pasižiūrėti. Sakykime, pavyzdys, jisai galbūt šiek tiek įdomesnis. Matome, jeigu čia pasižiūrėt, vėlgi paduodu taisyklės esančias ketvirtame faile, paduodu objektus, kur tie objektai aprašomi. Matome, kad jie aprašomi šičia. Objektų masyvas, tai yra galima įsivaizduoti kaip tam tikri duomenys, tai yra eilutės objektiniai duomenų bazėje. Netgi taip galima įsivaizduoti, jeigu norėtumėt kažkiek įsivaizduoti objektinę duomenų bazę, galite įsivaizduoti, kad šitas masyvas tai yra objektinė duomenų bazė, kur čia tiesiog viena lentelė, sakykime, už savo tos objektus sudedu. Ir kas taip yra objektai? Matome, kad jie tradiciniai Java objektai. Ir kad tą pamatyti, pažiūrėkime čia, matome tipinis Java operatorius new, kuris sako, kad sukurk naują objektą, kokio tipo. Čia yra Java konstruktorius, tai yra klasė cacheflow, kurioje inicializuoti užtenka dviejų parametrų, tai data ir suma. Jeigu įeisiu į vidų, galiu įeiti į vidų šito objekto. Matome, kad tai yra pas mane cacheflow, tai iš ko susideda tipo aprašymas Javoje. Tai visų pirma, aš apsirašau savo kintamosius, kurie, sakykime, nusakys būseną mano objekto su konkrečiom reikšmėms ir konstruktorius, kuriuos iš jų gali inicializuoti. O toliau yra tipiniai metodai,
kuriuos aš norėčiau panaudoti. Jų čia rinkinys gali būti bet koks, juos aš norėčiau panaudoti būtent paskui kažkur pas save kode. Privalomi metodai šiuo atveju, jeigu pas mane yra kažkokie, kaip sakiau, duomenys, kintamieji Javos klasės viduje, tai čia naudojamas, sakykime, toks, pavadinkim, sisteminis rules reikalavimas, kad visą laiką būtų get and set metodai šitų parametrų inicializavimui ir reikšmių nuskaitimui. Tai yra tiesiog programavimo, sakykime, stilius, karkasas, tvarka, su kurios reikalauja rules sistema. Taigi, tam, kad užbaigti mano pristatymą ir tikiuosi kažkiek jums naudinga, pasižiūrėkime, kaipgi atrodo būtent konkrečius taisyklių failas. Jisai bus subdirektorija resursai, atitinkamą pasirinkę kelią panašiai kaip ir Java kode, surandam atitinkamą taisyklių failą su plėtiniu DRL. Galiu aš atsidaryti, pavyzdžiui, kad ir antrą, ir matome, šitam failai yra tiesiog viena taisyklė, todėl mums jinai tiks kuo puikiausia. Pagrindiniai kalbos elementai. Taisyklės pavadinimas, toliau aš pasakau when, tai čia būtų tas mano if dalis reiškia prasideda, jos viduje aš surašau loginę konstrukciją, kuri šiuo atveju tai yra, sako, kad aš ieškosiu, reiškia, objektų, kurie turės atitinkamą, sakykime, vertę. Ir tada, jeigu tokie objektai rasti, kurių tipas number, tai tada aš ties tik vienu tokiu objektu vykdau instrukcijas, kurios yra Zen dalyje. Ir šiuo atveju yra tiesiog atspausdinama į ekraną atitinkama vertė. Aš ten perduodu sveikų skaičių rinkinį. Čia einama tiesiog tikrinimo metodas, kuris pasako, kad ieškau atmintyje kompiuterių objektų, kurių tipas number. Įsimenu kiekvienam tokiam objektui jo skaitinę reikšmę ir tada atspausdinu tą reikšmę atitinkamam į ekraną išvedu. Šiandien, kadangi užbaigsiu, paimkime, atsidarykime, kad ketvirtą būtų šiek tiek įdomesnis tipas. Jisai matome, kad čia vėlgi viena taisyklė. Ir čia jau sakoma, kad aš ieškau objektų, einu cache flow tipo, įsimenu atitinkamus kintamuosius iš to objekto su, sakykime, tokiais kintamųjų pavadinimais. Pačią klasę kaip objektų aš įsimenu su kintamuoju cache flow. Taip pat, kadangi šablonas, jisai matome, čia iš naujos eilutės prasideda, reiškia, galima įsivaizduoti, kad tarp šitų dviejų eilučių yra loginis operatorius AND. Reiškia, to neužtenka, pirma eilutė yra pirma šablono dalis, antroji eilutė taip pat reikalauja, kad surastas objektas cache flow, neigimo operatorius, reiškia, būtų paneigta tokia sąlyga, kad tokio objekto data būtų mažesnė už parametro užkintamą date reikšmę. Ir tokia, jeigu tai tenkinama, tai tas yra atspausdinama. Ir ištrinamas atitinkamas objektas iš kompiuterio atminties. Pradžiai užteks